ir onkologijos ir hematologijos klinikos darbas prasidėjo rugsėjo 10 dieną ir mes startavome su nauja intencija, kaip galima geriau pagerinti pacientų paslaugų prieinamumą, padidinti jų kiek įmanoma. Tačiau objektyvūs dalykai verčia padaryti tam tikrus struktūrinius ir įvairiausius pokyčius, kad šitos paslaugos būtų galimybė gauti kaip galima greičiau ir turbūt tos paslaugos galėtų būti prieinamos daugiau pacientų. Tai mūsų pagrindinis toksai pirminis pokytis, kurį mes vis dėlto padarėme, tai dėka padidėjusios gana gausiai specialistų komandos atėjusios iš kitų ligoninių ir specialistai, kurie konsultuodavo, operuodavo ir būdavo vieni iš pagrindinių komandos dalių kitose ligoninėse, atliekant galvos ir kaklo navikų priežiūrą, centrinės nervų sistemos navikų priežiūrą, vidaus organų navikų ilgalaikę priežiūrą. Mes juos inkorporavome į mūsų ilgalaikio stebėsenos komandos tokią, sakykime, sudėtį. Ir daugeliu pacientų išgirdę laukimo sąraše, kad jūs negalite šiandieną būti užregistruoti pas tam tikrą onkologą chemoterapeutą, išsigando, sukėlė paniką, bet mes jiem buvom pasiūlę prisiregistruoti pas mūsų jau komandos narius mūsų ambulatoriniam konsultacinėme skyriuje ir taip galėtumėme užtikrinti tikrai saugę, efektyvę ir pilnavertę ilgalaikio stebėjimo paslaugą. Šiandieną mes susitinkame su taip pat pakviesti į šitą konsultacijos konferenciją mūsų kolegos, pradedant iš dešinės man, tai yra onkologijos ir hematologijos klinikos radioterapijos centro laikinai einantis pareigas vadovas Andrius Repečka. Toliau onkologijos ir hematologijos klinikos onkologijos chemoterapijos centro vadovė Aušra Bankauskaitė, onkologijos ir hematologijos klinikos hematologijos centro vadovė Ligita Kasnauskinė, bei taip pat labai svarbi yra mūsų šiandieninės onkologinės pagalbos organizavimo ir centro vadovė yra Ligita Patapavičienė. Taigi mes esame pasiruošę atsakyti jums į rūpimus klausimus, kurie šiandieną galbūt jūs labai kamuoja ir labai tikėkimės labai konstruktyvaus ir efektyvaus mūsų dialogo. Jeigu būtų galima, norėčiau papildyti, tai išplėtus specialistų, kurie vykdo ilgalaikę stebėseną sąrašą, aktyviai įtraukus abdominalinius chirurgus, LOR gydytojus, radioterapeutus, tai eilė, kuri buvo susidariusi ir siekė kone 1500 šiai dienai, yra tik 700 žmonių ir per pastarąją savaitę buvo dar 150 žmonių papildomai iš eilės įtraukta į sąrašą, kurie papuls pas specialistus per artimiausią laiką, tai tie pokyčiai yra akivaizdus ir labai aktyviai vykstantis. Hematologiniai pacientai šiek tiek yra specifinė grupė pacientų ir mūsų stebėsenos sistemoje, ko gero, iš esmės niekas nesikeičia. Mes dėja negalim perleisti savo pacientų stebėti kažkurios srities specialistui, tai jie kaip ir iki šiol bus pririšti prie hematologo tam tikrą laiką ir po tam tikro laiko, kada jau mes būsim tikri, kad pacientas yra saugus, perduodam su rekomendacijom jį stebėti šeimos gydytojui. Šiek tiek keisis registracijos tvarka iš laukiančiųjų eilės į konsultacijas konkrečias, bet čia jau bus viskas išspręsta eigoje. Dar galima pridurti, kad gydytojai hematologai taip pat aktyviau dar vis dėlto prisidės ir prie konsultavimo paslaugų, tai yra aktyviems pacientam, kuriem reikalinga šiandieninė pagalba, bet taip pat ir su vadybininkų pagalba valdys tų pacientų ilgalaikio stebėjimo srautus ir tikrai tiem, kuriem reikalinga yra pagalba čia dabar netidėliotinai arba ilgalaikio stebėjimo laikė įvyko kažkas tai pasikeitimai tie, kurie neleidžia laukti daugiau, tai mes juos tikrai pakviesime žalio koridorio mūsų centro pagalbos dėka. Tai gal dar norėtumėm ambulatorinio skyriaus vadovės komentaro,
ką naujo įdiegia. Tai kalbant apie onkologinius pacientus, jau gydytojas klinikos vadovas minėjo, kad mes turime žaliojo koridoriaus atvejo vadybininkus, kurie dirba ir nuolatos dirbs su onkologiniais ligoniais. Taip pat planuojame prijungti ne tik onkologinius ligonius, bet ir hematologinėmis ligomis sergančius ligonius bei terapinėmis ligomis sergančius ligonius ir gerokai plėsti atvejo vadybininkų skaičių. Tai kalbant apie ilgalaikę stebėseną, ruošiame algoritmus, kad kuo mažiau pacientų reikėtų iš savo pusės galvoti, kaip patekti pas gydytoją tam tikrų nustatytų laikų. Sieksime, kad mes iš anksto galėtume tai suplanuoti ir pacientų tiesiog liktų atvykti laiku. Ačiū. Dabar matome jau aktyviai dalyvaujančių paklausimų nuotoliniu būdu, tai iš karto galbūt perskaitysiu. Kaip pacientas bus informuotas, kuris jau yra stebėsenoje, kada, kur jam atlikti tyrimus ir kas juos konsultuos. Tai turbūt galime, jau čia mes buvom paminėję, kad jeigu pacientas sutiks, jam bus informuotas jisai asmeniškai, kad jam galimas yra vizitas pas tokį specialistą, nurodytų tam tikrų laikų ir būtų jam paimamas, vizito talonas. Jeigu pacientas nesutiks ir sakys, kad aš galiu laukti dar ir noriu laukti kažkokio konkretaus daktaro, mes negarantuojame, kad jisai artimiausiu laiku jisai pateks, bet kai tik tai mes matysime, kad tas pacientas jau į atskiro to gydytojo eilę patenka ir atsilaisvina tenais vietą konkrečiam daktarui, taip mes vėl informuosime pacientą apie šitą pasikeitusią situaciją ir kada jisai gali vėl atvykti vizitui. Dabar ar šeimos gydytojai provincijoje jau turi išsame informaciją apie stebėsenos pokyčių tvarką ir kitą svarbią informaciją? Taip mes galime pasakyti, kad mūsų ligoninės, Klaipėdos universiteto ligoninės komunikacijos tarnyba yra paskelbusi mūsų ligoninės tinklalapį, socialiniuose tinkluose apie šitos tam tikrus pasikeitimus ir kad jeigu reikalinga yra gydytojams, jie gali tikrai susižinoti, o bet kokią išsame informaciją. Mes taip pat turėsime galbūt ir mūsų šitą diskusiją, jeigu kas nors norės ją galės perklausyti iš naujo, jeigu šiandieną negalėjo prisijungti šiuo laiku. Ir tokiu būdu mes jiems suteiksime galimybę dar kartą pasitikslinti ir mūsų informacijos telefonais, per kuriuos bus suteikta vėl papildoma informacija apie tai, kaip pasikeitė ilgalaikio onkologinių pacientų stebėsenos situacija. Iš esmės dar reikėtų pažymėti, kad mes nieko nekeičiam įstatyminėje bazėje, ar ne? Tas įstatymas, kuris apibrėžia ilgalaikio onkologinio ligonio stebėseną, jau senai numato, kad šeimos gydytojas savo kompetencijoje gali atlikti specialisto nurodytus tyrimus, juos įvertinti ir esant pokyčiam pacientą ankstesnės skubos tvarka, anksčiau negu priklauso siųsti pas atitinkamos srities specialistą. Tai tas įstatymai yra gan senokai apibrėžta, tik tiesiog, gal buvo neįprasta, buvo įprasta, kad pas onkologą ateina ir gauna visus simptomus ir visus nukreipimus. Dabar dėl prašysim to įsitraukti daugiau ir šeimos gydytojus. Tvarkos nekeičiam, tiesiog jau senai buvo tokia. Taip, dabar dar vienas klausimas, gerbiama Rasa klausė, tai jeigu pacientas Liepos pabaigoje buvo registruotas į laukimo eilę, po ligo diagnozavimo jau praėjo daugiau kaip 5 metai ir aktyvus gydymas netaikomas. Tai ar pats pacientas vėl turi iš naujo registruotis, ar susisieks ligoninė su pacientu? Prašau. Tai mes galime išskirti du, negalima sakyti tipus turbūt, bet 2 atvejus, kai skirtingai komunikuojame su pacientu. Tai jeigu gydymo metu gydytojas jums pasakys, kad jūs esate ilgalaikėje stebėsenoje, tai su jumis nuolatos susisieks ir bendradarbiaus atvejo vadybininkas arba gydytojas. Jeigu tai nėra ilgalaikės stebėsenos atvejais, tai yra aktyvus gydymas yra pasibaigęs ir aktyvus stebėjimas pacientų yra pasibaigęs, tai jūs šiuo konkrečiu atveju dėl šios ligos esate laikomas sveiku ir lankotės kontroliai pasitikrinti standartiškai kaip ir visi kiti pacientai, tai yra registruojatės patys.
Tai čia svarbu jau komunikuoti ir su savo tiek šeimos gydytoja, tiek su savo gydančiu gydytoju, ar jūs vis dar esate ilgalaikėje stebėsenoje. Kadangi dar papildant 5 metai, tai yra tas toksai laikas, kuris, jeigu aktyvus gydymas yra pabaigtas ir tolesniam rekomendavime yra nurodyta, kokius tyrimus reikia atlikti šeimos gydytojui, tai jūsų šeimos gydytojas tą ir atlieka. Vieną kartą į metus, kas 6 mėnesius ar kas 2 metus jisai atlieka. Jeigu tada yra nustatoma kažkokia tai įtarimas ligos atsinaujinimo, galbūt nepatvirtinta, tada vėl mes turėsime per žaliąjį koridorių kontaktuoti, tai yra pagreitintų būdų tiem pacientam papulti pas reikalingą specialistą, nebūtinai pas chemoterapeutą, galbūt tenais nauja liga diagnozuota, visiškai netokia, kokia buvo prieš tai, ir tada bus pacientas greituoju būdu, žaliojo koridorio tvarka, paskiriamas yra pas tam tikrus specialistus ir jisai gaus vėl visokeriopą konsultaciją. Jeigu jo situacija nesikeičia jau ilgus metus, 10-15 metų, bet pacientas buvo įpratęs atvažiuoti vis tiek pas onkologus, įsitirti, atlikti visus tyrimus, tai dėja dėl to, kad pacientų skaičius ant tiek smarkiai yra išaugęs, kad vien tik tai onkologai, chemoterapeutai, hematologai, radioterapeutai, jie tiesiog fiziškai nebegali užtikrinti šitos paslaugos tiekimo. Jo labiau, kad tai nėra įrodymų, kad ta liga atsinaujina. Ir paprastai dar ligonė atvyksta tik tai su vienu kraujo tyrimu, kuris nieko negali parodyti. Ir šeimos gydytojui mes rekomendacijas tikrai siūsime, ką jie turėtų daryti tam ilgalaikiame stebėjimo po gydymo užbaigimo po 5 metų. Ir taip turbūt mes laike suprasime, kad šita stebėsenos sistema, jinai funkcionuoja, jinai veikia ir mes galėsime turbūt suteikti jums daugiau paslaugų tiem, kuriem iš tikrųjų reikalinga yra neatidėliotina pagalba. Tai labai geras sekantis klausimas, ar šeimos gydytojas gali skirti tyrimus, kuriuos paprastai skirdavo chemoterapeutas, pavyzdžiui, vėžio žymenis, kasmetinė krūtų MRT, KT ir taip toliau. Galiu aš atsakyti, ne, kol kas nėra ministro įsakymų nuspręsta, kad KT tyrimas priskiriamas prie rutininių tyrimų, tai kol kas tiek MRT, tiek KT tyrimai yra tik tai kompetencijoje specialistų, kurie jos gali paskirti. Tačiau, esant ilgalaikiam stebėjimui, tai yra ilgiau jau praėjęs laikas negu po 5 metų ir jeigu pacientų yra jau užbaigtas gydymas, tai MRT, KT stebėsena yra ypatingai reta, nebent tai būtų susiję su tam tikrais simptomais, kuriuos pacientas įsako tam tikro vizito pas šeimos gydytojo metu. Ir jeigu tai yra paremta, kad tai gali būti ligos progresija, tai šeimos gydytojas siunčia per žaliąjį koridorių onkologo arba kito specialisto konsultacijai ir tada jau atliekamos skubos tvarka visi tyrimai tie, kurie reikalingi. Rutiniškai, profilaktiškai MRT yra atliekama labai siaurai krūties vėžių sergančių pacientų grupiai, tai yra jeigu jie sirgo ir turi paveldimų BRCA mutaciją. Jeigu kiti tyrimai, KT tyrimai tikrai nėra tas tyrimas, kuris reikalingas yra atlikinėti kiekvieną kartą, nes tai mes puikiai suprantame, kad tai yra tuo metu atlikus tyrimą, mes galim konstatuoti, kad nėra jokių pakitimų, tačiau sekančią dieną jie jau gali atsirasti ir KT yra su radiacija susijęs tyrimas. Todėl mes turime labai aiškiai pasakyti, kad žmogų irgi perteklinė spinduliuotė tai yra blogai. Ir mes daugelis pacientų nori ir galvoja, kad jeigu aš jau padariau kompiuterinę tomografiją, tai aš jau tada žinau, kad aš sveikas. Deja, tyrimų kompleksas turi būti atliekamas tam, kad jeigu galvojame, kad yra kažkoks ligos recidyvas. Todėl sakome, kad tyrimų atlikimas jisai turi būti labai pamatuotas ir tai nėra, reiškia, iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojama bet kur, bet kada pacientui užsinori, bet tai turi būti motyvuotas, labai aiškės turintis indikacijas tyrimų kompleksas.
Aš jeigu galiu dar trumpai noriu tik tai pabrėžti apie hematologinių pacientų tą stebėsenos skirtumus, kadangi dauguma turbūt išgirdę tą terminą 5 metai gali mūsų pacientų išsigąsti, kad jie visi po 5 metų bus perduoti stebėjimui šeimos gydytojai. Tai noriu nuraminti, kad tikrai yra hematologinių ligų, limfomų, kurių atsinaujinimo rizika išlieka ir po 5 metų ir mes juos stebėm ir 5, ir 10, ir 15 metų. Niekas nesikeis, iš tikrųjų tie pacientai, kurie saugiai bus galimi perduoti šeimos gydytojams, jie tikrai bus informuoti ir žinos šitą savo laiku ir viskas bus aišku. Turbūt dėl BRCA1 ir šeimos gydytojo galės įskirti ne. Tikrai MRT turbūt šiai dienai neturime tokių žinių, kad galėtų šeimos gydytojas magnetinio rezonanso tyrimas skirti. Bet jeigu yra tik BRCA1 mutacija, nėra onkologinės ligos, tai MRT tyrimas iš vis ir nėra atliekamas, yra standartinė stebėsena mamografiškai. Dvi skirtingos situacijos. Tam buvo klausimas dėl egzamestano, ar gali šeimos daktaras tęsti. Tai taip, šeimos daktaras po onkologo konsultaciją pagal įstatyminę bazę 0,5 metų vaistą gali pratęsti. Papildę klausimą dėl kraujo tyrimų vėžio žymenys. Taip, jeigu mes kalbame apie vėžio žymenų tyrimą ir daugelis ten klausinėja dėl ilgalaikio stebėjimo. Mes čia kalbame, tai yra apie tuos pacientų, kokie pasikeitimai įvykę. Tai yra tie, kurie yra pabaigę visą gydymą, aktyvų gydymą ir dabar tik tai yra vadinamajame ilgalaikio to stebėjimo 1 kartą per metus atvykimo. Tai vėžio žymenų tyrimas, taip, jį gali atlikti šeimos gydytojas, tik tai tiek, kad klausimas, ar jisai yra kompensuojami. Bet dėja, taip pat ir pagal stebėsenos programas vėžio žymenys nėra įtraukti kaip kažkokie tai diagnostiniai kriterijai. Jie, jeigu yra įtarimas, taip, jie padedantis tyrimai ir mes turėdami tokius pacientus, su kuriem galime įtarti atkritį, ligos progresavimą, mes kompleksiškai atliekame šitos tyrimus. Tačiau atskirai vien tik tai dėl vėžio žymenų tyrimų, CA15-3 krūtim, ar ten melanomai S100 tyrimų, tikrai tai nėra tyrimas. Pagrindinis tai yra tiek klinikiniai duomenys, tiek apžiūra, tiek įvertinimas ir tiek standartinių vidaus organų echoskopijų, echoskopinis tyrimas, limfmazgių tyrimai, plaučių rentgenas, tas, kas yra šeimos gydytojo kompetencijoje. Ir tik tai įtarus tada mes jau atliekame kompleksiškai pagal algoritmus, pagal gidus, specifinius tyrimus, kurie susijusi ir su radiacija, ir aišku papildomi kraujo tyrimai, kurie gali padėti mum verifikuoti ir nustatyti, ar mes neturime ligos. Vienas vėžio žymuo tikrai negali mums jokio dėmens pasakyti, kad tai yra ligos atsinaujinimas. Neringa iš Polos klausia, kad nuo kada skaičiuojamas 5 metų laikotarpis stebėjimas. Tai 5 metų laikotarpis skaičiuojamas nuo aktyvaus gydymo pabaigos. Jeigu pacientas gavo chemoterapiją, buvo operuotas, spinduliuotas, tai pabaigus aktyvaus gydymo laikotarpį, dispenserinis laikotarpis skaičiuojamas nuo gydymo pabaigos. Taip. Mas gydytojai pavyzdį kaip... Kokia forma bus patikimos rekomendacijos šeimos gydytojai? Vadinamojo tokio, paskutinio vizito arba, jeigu angliškai, tai end of treatment arba gydymo pabaigos vizito apraše bus nurodoma rekomendacijos šeimos gydytojams, kuriems būtų rekomenduojami atlikti tam tikri tyrimai ir kokiu dažnumu. Jeigu tenais bus parašyta radiologinis, krūtinės ląstos tyrimas, vidaus organų echoskopija, kraujo tyrimai, biocheminiai tyrimai, apžiūra paciento, auskultacijos, mes aišku tokių rekomendacijų, tai yra rutininė praktika, nerašome. Ir tenais bus aiškiai nurodome 2 kartus, 1 kartą per metus, kolonoskopija, kas 2 metus, kas 3 metus, priklausomai nuo to, kokia buvo rizikos
grupė tam pacientui storosios žarnos, sakykime, endoskopinis skrandžio tyrimas, rekomendacijos po 5 metų ateina, kas kiek metų, kas vieni metai 2, nes tai yra labai, reiškia, turintis specifiškumą, tai yra priklausomai nuo didesnės rizikos ir mažesnės rizikos, nuo stadijos naviko, kuris buvo diagnozuotas ir aktyvus gydymas dėl to buvo skirtas. Taip, kad rekomendacijos bus pateiktos 25 formai, kuri bus patalpinama į e-sveikatą paskutinio aktyvaus vizito pas onkologus, pas bet kuriuos onkologus vizito metu. Ir klausia, ar duosim papirinę formą šitų rekomendacijų. Viskas yra e-sveikatai. Jo, mes stengiamės turbūt eiti irgi taip pat gyventi, saugodami gamtai ir žalią kursą. Ir turbūt popierinių naudojimas turi būti jau tokia atgyvena, bet yra tokių žmonių, kurie tikrai labai nori, prašo, tai mes tikrai įduosime tą popierinį variantą, bet turbūt visi stengiamės daryti ir gyventi šiek tiek taupiau, saugiau, kad šitų tvariau ir kad šitų vadinamųjų popierinių išrašų, rekomendacijų, palaipsniui mes jų atsisakysime, bet dar kol kas dirbsime ir taip, ir taip. Ir tikrai, jeigu pacientui labai norės ir prašys, mes tikrai jas duosime. Tai turbūt tas apibendrinimas ir turėtų būti, kad jeigu paprašysite, tai tikrai gydytojas atspausdins ir duos, bet bendra kryptis yra taupyti popierių ir taupyti ir prisidėti prie tvarumo. Dar yra klausimas, kaip dabar esantys stebėsinoje pacientai, būkit geras, grąžinkit viršutinį klausimą. Kaip dabar esantys stebėsinoje pacientai ir eilė, kaip informuosite dabar laukiančius pacientus, kuriems nebuvo suteikta išsamesnė informacija, apart esate rašomas laukimo eilę? Su visais pacientais, kurie šiuo metu yra laukimo eilėje, mes susisiekėme telefonu, jeigu neprisiskambiname vieną kartą, tikrai bandome paskambinti kelius kartus, tai neišsigąskite, jeigu galvojate, kad praleidę skambutį nebesulauksit mūsų skambučio. Tikrai bandome susisiekti kelius kartus ir susisiekę jau tada aiškinamės, kokia yra tiksli situacija, jeigu reikalinga nukreipiame šeimos gydytojui išsirašyti siuntimą ir tada susideriname atvykimo pas mus laiką. Klausimas Begos. Ponios, man yra 3 metai po operacijos. Kas kiek laiko priklauso vizitas pas onkologą. Sunku pasakyti, kokia liga, bet jeigu ten bazalinių ląstelių odos karcinoma, tai iš principo nereikia lankytis ir planiškai tik tai pas dermatologą apsilankyti, nes jeigu vieną kartą buvo, bet jeigu tai yra virškinimo trakto navikai ir taip toliau, tai rekomendacijos turbūt yra pateiktos kas pusę metų, po 3 metų greičiausiai, nes standartiškai yra rekomenduojama, bet jeigu krūtų, tai turbūt ar gaunate gydymą ar negaunate hormoninį. Jeigu gaunate gydymą, tai jūs tada turite lankytis bent jau kas pusę metų, tai tikrai. Ir pas onkologai ar pas krūtų geriau vaistus. Tai tada jūsų dar gydymas, kaip sakyti, profilaktinis, kad ir yra iki 5 metų ar iki 7,5, tai jūs papuolate į tą vadinamą neilgalaikio stebėseno. Jūs esate aktyvus pacientas ir jūs, reiškia, turite lankytis taip, kaip jūsų onkologas ar radioterapeutas ar chemoterapeutas yra nurodęs. Jūs patenkate į tą vadinamą neilgalaikio, jau jūs turite vizitą, kol aktyvus gydymas yra. Čia grįžtam prie krūtų MRT, vėl to klausimo, kaip dažnai jis turi būti atliekamas. Tai dažnai tą rekomendaciją parašo radiologas vertinęs MRT, nes jinai gali skirtis, jeigu radiologai yra pakitimai, kuriuos jisai norėtų stebėti dažniau, tai mes gaunam išvadą iš radiologo, kad kartoti MRT po 6 mėnesių, o šiaip standartiškai prie BRCA mutacijų sykį metuose, o nesant BRCA mutacijos, rutiniškai krūtų MRT nėra atliekamas iš vis.
Galima tik tai pridurti, daugelis galvoja, kad technologiniai pasiekimai, kaip magnetinio branduolių rezonanso tyrimas, kompiuterinės tomografijos, tai yra absoliučiai yra gėris ir tai yra dažniausiai tiksliausiai. Tai turbūt palikime specialistų šitą klausimą ir jeigu tas tyrimas bus reikalingas, tikrai tą atliks, nes tai nebėra jau tokia panacėja, kad jo nebeturėtume. Tačiau, pavyzdžiui, krūtų vertinant echoskopiją, limazgius, krūtis pats tai yra vienas iš, sakykime, saugiausių ir turbūt jautriausių tyrimų, kuriais mes galime labai labai aiškiai apibrėžti. Ir jeigu jau matys tenais kažkokiu tai pakitimų, kurie neleidžia mums diferencijuoti, tai tikrai bus siunčiama atlikti papildomai tiek magnetinio branduolių rezonansą arba kitus tyrimus. Taip pat mūsų ligoninėje yra ir mamografai skaitmeniniai, tomosintezės, kur jau vėl radiologas apsprendžia, kokį geriausiai tyrimą atlikti tam pacientui. Dažnai pacientas ateina ir jis jau sako, man reikia magnetinio rezonanso tyrimo atlikti, nors nebuvo atliktas joks kitas įprastinis, paprastas, kuris gali daug daugiau kitą kartą pasakyti apie to paciento būklę, palyginus su tuo, kad atliks MRT, kuriame vėl taip pat neaišku, tada parašo derinti su echoskopija. Eiliškumą mes turime irgi matyti labai labai aišku. Mes onkologai tą suprantame, žinome ir mes labai pasitikėm mūsų radiologais, todėl ir rekomenduotumėm irgi ir pacientam taip pat vertinti visų kitų irgi darbą. Ir kiek laiko susisiekėte, nes atsakymas jūsų eilė negreitai labai neapibrėžta. Tai tikrai noriu paminėti, kad kurį laiką ta eilė jinai iš esmės didėjo, todėl kad mes neturėjome ilgalaikių sprendimų, kaip užtikrinti prieėjimą pas gydytojų specialistus. Tai vienas iš tokių problemos sprendimų ir buvo pasitelkti skirtingų sričių specialistus, įtraukti jų kuo daugiau, kad tos eilės iš viso nebūtų. Tai kadangi šiuos sprendimus priėmėme ir kaip jau minėjom anksčiau, dabar intensyviai dirbame su tomis susidariusiomis eilėmis, kad galėtume kuo greičiau paskirstyti pacientus pas jiems reikalingus specialistus. Tai tikimės, kad per artimiausią turbūt mėnesį pusantro jau susitvarkysime taip, kad eilių iš viso nebebus ir nebereikės rašytis į eilę, o jeigu reikės, tai susisieksime maksimaliai greitai. Tai tuo tikslu ir buvo didinama komanda. Negalėčiau pasakyti pono Almanto situacijos ir kiek laiko buvo po kokios ligos ir dabar, jeigu kas 6 mėnesius įrašyta. Jeigu 6 mėnesiai po kažkokio tai virškinimo trakto navikų tenais operacijos ir jau praėjo daugiau negu 5 metai, tai tikrai tas perteklinis vizitas pas onkologą, chemoterapeutą, gal tiesiog rutiniškai buvo pasakyta, bet jeigu yra tas laikas iki 5 metų, tai turbūt galbūt mes sulauksite skambučio, kad nukreipiant pas dabar mūsų komandų prisijungusių ilgalaikį stebėseną į chirurgo aukščiausios kvalifikacijos. Tai čia labai sudėtinga pasakyti, kuri tenais ta situacija. Jeigu jūs galite trumpai brūkštelti klausime apie pono Almanto. Čia turbūt reikėtų paminėti, kad mes šiuose klausimuose gavę aptakų aprašymą turbūt sudėtingai galėtume atsakyti į kiekvieno iš pacientų klausimą, nes tiek esant užsirašius eilėje, tiek registruojantis bendrąją tvarką mes žiūrime jau kokia situacija yra konkretaus paciento, koks gydymas buvo taikytas, kaip greitai ir kur jisai turi patekti. Tai atsakymas gali būti labai netikslus ir labai netikslingas, tai kad neklaidinti. Jo, čia turbūt. Jo, gal mes tos klausimus. Jo, nes šie tokie asmeniniai, jie tokie bendriniai, kiekvienas turi savo situaciją ir mes todėl ir sakome, kad mes esame paruošę ir onkologai paruošę ir mūsų komandos nariams, specialistams, tiek
LOR speciali tiek chirurgams, tiek neurochirurgams, tiek ginekologams, tiek krūtų specialistams, tam tikras rekomendacijos, kurios vadovaujasi Europos onkologų chemoterapeutų ir pasaulio Amerikos onkologų asociacijos gidais, rekomendacijoms, pagal kaip ta turi būti stebėsena. Jinai negali būti begalinė, jinai negali būti per dažna, tiesiog fiziškai nebeužtenka resursų tą, kad įgyvendinti. Todėl jinai yra pamatuota, jinai patvirtinta svarbiausių tiek Europos, tiek pasaulio organizacijų, kad mes irgi taip pat taikome ją vienodai. Tačiau gali būti, kad gydytojas kažkodėl tai norėjo, pavyzdžiui, kaip ir ten buvo minėta Almanto atveju, matyti po 6 mėnesių, gal turėjo kažkokią kitokią viziją ir galbūt specifiškai norėjo dar kartą tą pacientą pamatyti. Aš negalėčiau to teikti, bet jeigu yra ta situacija, sakau, individualiai, jūs tada turite toj laukimo eilėj, mes jas dabar grupuojame pagal lokalizacijas navikų ir pacientam jau siūlome tą registruotis konsultacijai pas jau konkretų žmogų, konkretų specialistą, kuris pagal jo situaciją galėtų padėti ir atsakyti į visus rūpimus klausimus. Taip, mes turbūt parengsime irgi rekomendacijas, informaciją šeimos gydytojams, kaip ta situacija bus paskelbta ir mūsų ligoninės tinklalapį, kaip mes vykdysime ir toliau labai aiškiai sudėliota, bet norėjome čia gyvai jums informuoti, kad tie pasikeitimai jau buvo atsiradę po naujos struktūros susiformavimui ir manome, kad mes dabar stengsimės atliepti į mūsų pacientų lūkesčius kaip galima geriau, kaip galima greičiau ir jau kaip minėjo mūsų ambulatorinio padalinių vadovė, tai Ligita, tai manome, kad tos eilės iš principo arba jos visai išnyks, arba bus labai jau simboliškos, bet jeigu žmogus norės pas konkretų tik tai specialistą, tai aš manau, tik tai tada jau galės būti kažkas tai laukimo eilė specifiškai tik tai pas tam tikrą ir ne pas kokį kitą. Čia žmogaus yra klausimas apie tai, kad jisai geria vaistus ir iš tikrųjų priskiriamas prie stebėsenos. Tai vėlgi tai yra kategorija pacientų, kurie yra ne ilgalaikiam stebėjime, o ilgalaikiam gydyme. Tas ilgalaikis gydymas gali tęstis daugybę metų ir iš tikrųjų, jeigu paaiškinant apie tą visą tvarką, siekiamybė mūsų yra ta, kad atėjęs pas, sakykime, pas hematologą ar pas chemoterapeutą, tikriausiai pacientas gauna konkrečios trukmės gydymą, 3 mėnesiam, 6 mėnesiam ir iš karto išeidamas iš specialisto jis gali būti nukreiptas į registratūrą ir užsiregistruoti sekančiai konsultacijai jau būtent po pusės metų, jeigu jam to reikia. Tai labai siekiamybė tokia. Tai tik tai reikėtų patikslinti, kad šiuo metu dar to užtikrinti negalime, tačiau planuojame tai padaryti, kad galima greičiau. Dabar šiuo metu, jau kaip minėjo daktarės Ligita ir Ligita kita, tai reiškia mes tą darome su aktyvaus gydymo fazėje esančiais pacientais, tai yra, kada reikalinga chemoterapija kas 2, kas 1 savaitę, kas 3 savaitės, tai yra pacientui sudaromas jau planas iki viso to pilno kurso jo skirimo ir jis jau žino, kada jisai turi ateiti ir jam yra talonai. Tai reiškia, tai yra labai svarbu, kadangi tiem pacientams šiai dienai tai yra netidėliotina pagalba, jinai būtina, jinai negali būti nei palaukti, nei atidėti. Ir daugelis pacientų, tai kuo aš skiriuosi, sako, nuo to, kuris yra, jisai jau praėjo šitą. Jam tada irgi tai buvo labai didelė problema ir jisai tikrai norėjo patekti pas daktarą ir jokių būdų nenukelti dėl kažkokių tai tokių organizacinių priežasčių kurso. Tai dabar tiesiog reikia tokio tam tikro solidarumo, kol susidėlios visa ta tokia kryptis, kad mes turime užtikti šiai dienai tam, kam reikia. Tai yra ekstrinė pagalba onkologija vadinama ir jinai turi būti nenukeliama, netidėliojama, tam veikia žalieji koridoriai ir taip toliau. O ilgalaikio stebėseno mes tikrai artimiausiu laiku pertvarkysime taip, kad visi pacientai būtų patenkinti arba bent jau daugelis patenkinti ir galėtų. O jeigu galėsime registruoti, kaip ir hematologai sako, ilgalaikėme, tam vadinam 6 mėnesių, tai kad jau užtikrintumėm irgi po 6 mėnesių jisai aiškiai žinotų, kad jam vizitas būtų numatomas po 6 mėnesių, galbūt gautų žinutę dar
prašom patvirtinti, ar jūs tikrai atvyksite, nes gali būti žmogus pasikeitimo, pasikeitė gyvenamą vietą, išvažiavo į užsienį arba apskritai, nedaug dievė, reiškia, numirė, tai mes tikrai, reiškia, turime turėti laisvą tą vietą kažkam tai kitam, kuriam reikalinga yra ta pagalba ir ta konsultacija. Čia ponas Sigitas berods klausia, ar gali šeimos daktaras nukreipti kolonoskopijai be specialisto konsultacijos. Tai jeigu yra paskutinės konsultacijos metu onkologo ir kito specialisto nurodyta, kad rekomenduojama atlikti kolonoskopiją po metų, po pusmečio, po 3 mėnesių, tai šeimos daktaras tą siuntimą gali išrašyti ir nukreipti. Tik tai man atrodo, kad yra bėda su kolonoskopijų atlikimu 3. lygio įstaigose, nes ten reikia specialisto konsultacijos. Taip, ir čia universiteto ligoninės turi tą tokią, kaip sakyti, blogą, reiškia, situaciją, bet manau, kad jinai taisytina. Blogiausiai tai turbūt yra taip, kad jeigu po metų mes rekomenduojam kolonoskopiją, tai tą siuntimą net ir parašė, žmogus turi registruotis per 2 mėnesius ir siuntimas galioja 6 mėnesius. Tai reiškia, jau onkologas iš principo negali po metų parašyti to siuntimą, kad jis būtų validus. Iš kitos pusės, jeigu ateis pas onkologą ir jisai tik tai parašys, tai vėl ta, reiškia, konsultacija tokia tampa nebe tokia efektyvi ir gera. Manau, kad čia turbūt dar irgi klausimas, bet turbūt ne mums yra, tai yra sveikatos politikams dėl tokių tyrimų, kai gastroskopija gali, bet kolonoskopija tokių turi tam tikrų išimčių ir gali ir negali. Tai manau, kad čia turbūt turi būti irgi ne mūsų krypties sprendimas, bet turbūt galėtų būti jau tik tai, reiškia, sveikatos politikų, kurie reglamentuotų, kad kolonoskopiją šeimos gydytojas pasiūsti gali, jeigu yra tokios rekomendacijos. Kaip ir, pavyzdžiui, išrašyti vaistus. Jeigu mes rekomenduojam ir toliau pacientui tęsimui galime pasakyti, kad gali tęsti šeimos gydytojas, tai viskas tas ir natūraliai vyksta. Bet, aišku, yra išimčių. Pirmesnis klausimas yra Dainoras, perduoda linkėjimus daktarai Aušrai. Ir klausimas, norėčiau sužinoti, su krūtų onkologija, kur bus nukreipti pacientai stebėsenai, pas kokius gydytojus? Tai va, čia turbūt yra didžiausia problema ir dėl ko mums reikėjo šitos konferencijos, kad niekur negalime, mes nesame Vokietija, Belgija, kur ginekologai konsultuoja taip pat krūtų lygomis sergančius pacientus. Tai mes beliekame tiesiog tik tai onkologai chemoterapeutai, onkologai radioterapeutai ir krūtų chirurgai, specializuoti krūtų chirurgai, kurių yra mūsų ligoniniai 4, tai tikrai mes bandysime, dar tiesa mamologė, kuri specializuojasi radiologija, mamologijos, reiškia, gydymu, tai ta komanda mūsų vis tiek turės padengti krūtų pacientų ilgalaikio stebėsenos irgi poreikius arba tam vadinamą aktyviam dar gaunančio gydymo, reiškia, periode pacientų. Tai netiduosime kažkam tai kitam, tas galbūt kurio kompetencija tikrai negalime pasakyti, kad yra šiandieną pakankama, todėl visur kitur tai tikrai dirba aukščiausio lygio specialistai. Tikrai nebijokite, tikrai pasidėjo. Pavyzdys, sakykime, žmogui išoperuota liežuvio vėžys, viskas tenais yra tvarkoj, praėjo gydymas, jisai nori pasitikrinti. Ateidamas pas onkologą, chemoterapeutą, radioterapeutą, ką mes galim pasakyti? Mes galim tik pažiūrėti į jo burną. Tačiau jeigu mes nukreipiame pirminę konsultaciją ilgalaikio stebėjimo pas LOR specialistą arba veido žandikaulių specialistą, tai jau jisai vertina ir su aparatais, ir endoskopiniais, ir visais tyrimais, ir jau tada, jeigu jam reikalingi dar papildomi tyrimai, jisai nusiunčia kompiuterinę tomografiją. Ir jeigu mes ten neturime jokių ligos progresavimo požymių, tai chemoterapeutas čia ir net nereikalingas. Mes taip patlaistinam vietą chemoterapeutui priimti kitus pacientus, kurių reikia dar, kurių kiti negali specialistai. Tai yra, manome, kad tai yra daug kokybiškesnė
vienu metu atliekama ir kelių, reiškia, profilių vadinamo paslauga, kuri gali užtikrinti tiem pacientams tikrai didesnį pasitenkinimą, lyginant, jeigu ateis pas chemoterapeutą, aš siūsiu pas LOR specialistą arba pas kitą, kur vėl reikės laukti eiliai ir tada vėl žmogus bus nepatenkintas. Mes apkrauname vienas paskui kitus specialistus, taip patys net nesuvokdami to, bet tas atima iš kitų pacientų galimybę prisiregistruoti kaip galima greičiau. Tai ypatingai liečia hematologus. Turbūt galbūt irgi mes paskutiniai konferencijai organizuotojai kalbėjome, kad yra kontaktiniai žmonės, kurie gali šeimos gydytojai pasiskambyti tiesiog hematologam ir įspręsti tą klausimą tiesiog skambučio būdu. Ir nereikės tada nei baimės turėti, nei registruotis, laukti laukimo eiliai, o pasirodys, kad ateina ta laukimo eilė, nebuvo jokio poreikio tos konsultacijos. Taip, kad pavyzdžiui naudokitės, gal Ligita trumpai pakomentuotumėte. Tiesiog noriu tik tai pakomentuoti, kad šita tokia kaip ir gydytojas gydytojai turėtų būti konsultacija, nes iš tikrųjų pats pacientas, kurį šeimos gydytojas siunčia hematologo konsultacijai, jis negali žinoti nei dėl ko, nei kokia priežastis jo siuntimo. Jis tiesiog išsigandęs žmogus greitai veržiasi pas hematologą. Tai šitoje vietoje tai yra tiesiog žinutė yra šeimos gydytojams. Šeimos gydytojai skambina hematologams, mes tikrai pakonsultuosim ir pasakysim, ar kaip greitai reikia konsultacijos, ar apskritai jos reikia. Tai tiesiog, kad patys pacientai galbūt neturėtų šito daryti, bet šeimos gydytojai visada prašom, tikrai visada padės. Ir dar galime priminti, kad hematologijoje taip pat veikia žalio koridorių principas ir tenais jau taip pat įsijungia jau hematologai, kurie konsultuoja, jeigu reikia ir ekstra tvarka, tai yra būdintis žaliajam koridoriui hematologas ekstriniam pagalbom ir atvežant iš kitų ligoninių jau tokius pacientus, kurie yra labai sunkus ir nustačius ten pirminėme, reiškia, ištyrime tam tikrus hematologinius nuokrypius. Taip kad tikrai mes norime diversifikuoti ir ne vien tik tai onkologo apkrovimą, bet ir toj komandai pasinaudoti geriausiais specialistais, kuriuos mes turime ligoniniai, kad galėtumėme nebijotinai suteikti kiek įmanoma pilnavertiškesnę paslaugą ir kad pacientai būtų patenkinti. Jie dabar galvoja, kad mes juos palikom. Mes tikrai onkologai nei vieno paciento nepalikome. Ir jeigu mūsų reikės paslaugos, arba mūsų konsultacijų, mes ją tikrai suteiksime tada, kada jau tikrai reikia. O šiaip tai daugėjant pacientų, labai ačiū tiem pacientam, kurie renkasi mūsų ligoninę, kad mes jų turime tiek daug, bet tiesiog fiziškai jau nebeturime galimybių taip, kaip darėme kažką tai prieš 5, prieš 10 metų, nes jų išaugo. Jie gyvena ilgiau, tai reiškia mes galbūt ir kažką tai darome gerai, kad tie pacientai ilgiau gali turėti gerą gyvenimo kokybę ir pergyventi dėl to, kad ta liga neatsinaujintų. Čia iš dalies jau buvo atsakyti yra Jolantos klausimą, kad kokie yra stebėsenos algoritmai. Tai šitoje vietoje tas ir turėtų būti susišnekėjimas žinutė iš gydytojui, kad šeimos daktaras žinotų, ką su tuo onkologiniu ligoniu daryti, nes tikriausiai parengti pacientam pritaikytą stebėsenos planą, kuris keičiasi individualiai nuo paciento būklės, būtų ir neįmanoma. Labai ačiū už padėką. Tikrai matau gerbiamą Vidą, žaliojo koridoriaus komandą. Mes tikrai labai džiaugiamės prisijungus. Mūsų Klaipėdos universiteto ligoninėje buvo tas pirmasis gandras, kuris parskridęs aplink Lietuvą sakėme, kad mes norime žaliojo koridorio tokios kaip komandos ir pilotinis projektas, kuris pasibaigė visoje Lietuvoje ir dabar visose ligoninėse yra žalieji koridoriai, tai yra turbūt irgi mūsų žaliojo koridoriaus komandos, kuri dabar yra dėka ir manome, kad jūs irgi turbūt pastebite tą pokytį, kuris padeda jums irgi orientuotis tokioj didžiuliai ligoniniai ir didžiulėse tose pinklėse, kurios vis dėlto apraizgo ir baimėse, kuris apraizgo pacientą sužinojus apie įtariamą onkologinę ligą arba jau ją diagnozavus. Čia dar matau yra keli asmeniniai klausimai dėl konkrečių atvejų. Tai kaip ir kalbėjome, kad mūsų labai turbūt ir išsitęstų konferencija ir būtų netikslinga komentuoti kiekvieno atvejį
Tai mes gal su didžiulė pagarba jums juos praleisime. Gal tik tai Tiesiog tik taip mačiau, kad praėjo klausimas apie konkretų telefono numerį, kurio šeimos gydytojai turėtų skambinti hematologams. Tai dauguma tų gydytojų, kurie buvo konferencijoje, kuri buvo neseniai organizuota būtent onkologinių pacientų stebėsenos ir žalio koridoriaus klausimais, buvo pateikti telefonai išsamei ir hematologo pagalba šeimos gydytojui yra prieinama praktiškai 12 valandų per dieną, tai yra nuo 7 iki 7 valandų vakaro. Yra tie telefonai, tikrai jie yra vieši, jie yra skelbiami darbo telefonai mūsų tinklapyje, o būtent hematologo telefonas taip pat buvo pateiktas konferencijos metu. Atsakant į ponios Aidos klausimą, tai jeigu yra atsiradę nauji simptomai ir yra įtarimas, kad gali būti ligos progresavimas, tada pas onkologą reikėtų per žaliojo koridorių registruotis ir pateksite skubos tvarka. Bet turėtų būti irgi šeimos gydytojo jo atlikti tyrimai, kurie kažkokį tai rodo, kad tenais gali būti, nes jeigu tai buvo nutrauktas gydymas dėl pašalinių reiškinių susijusių su hormonų galbūt terapija ir pacientė dabar ilgalaikiai stebėsena, jau manau, kad 6 metai turbūt praėjo, tai tada vis tiek tie bendriniai pirminiai tyrimai turėtų būti atlikti ir jeigu taip, tai tada į žaliąjį koridorių yra atkritys, yra taip pat mūsų paleidžiamas tų pacientų greitąją tvarka, registruojama pas onkologus, chemoterapeutus ar kitus specialistus be jokių eilių. Esu ligonių gydas. Neužtamsinkit gerai. Esu ligonių gydas, tad tenka bendrauti su kitais sergančiais. Vienas naujausių atvejų onkologijoje nustatytas spalio 18 onkologijos židinys nenustatytas. Reikalinga atlikti kolonoskopiją. Šiandien užregistravo per žalią koridorių kolonoskopiją, pasiūlė tik lapkričio gale. Ar neturėtų būti tyrimas 2 savaičių bėgyje? Čia turbūt yra klausimas. Šiai dienai, jeigu žiūrėti kolonoskopijos tyrimą, tai tikrai galiu patvirtinti, kad jeigu kolonoskopija atliekama be anestezijos, jinai gali būti atlikta po 2 dienų. Jeigu pacientas nori, kad jinai būtų atlikta būtinai su anestezija, tada jau tenka palaukti. Tai čia vėlgi labai priklauso nuo to, kokia konkreti situacija yra. Kitu atveju, jeigu yra siuntimas, reiškia kolonoskopijai, pacientas gali kreiptis ir į kitas įstaigas, nes jisai yra elektroninis ir jeigu tenais kažkur tai kažkokiose ligoninėse yra galimybės, žaliojo koridoriaus komanda kitą kartą kontaktuoja su kitų specializuotą onkologinę pagalbą teikiančių įstaigų žaliaisiais koridoriais, kurie galbūt nurodo, kad atsilaisvino, kažkas tai neužėmė, bet jeigu pacientui yra per toli važiuoti į Kauną ar Šiaulius, nes čia būtų arčiausiai, tai galbūt tada sudėtingiau būtų, bet yra kitų ligoninių, respublikinių, kuriuose šitie tyrimai atlieka, o jeigu siuntimas yra pateiktas ir pacientas gali nuvykti į kitus centrus, tai žinoma, kad jam yra saugiau arba jisai turbūt pageidauja, kad tas būtų greičiau. Turbūt komunikacijai klausimas, ar galima gauti šią informaciją elektroniniu paštu? Klausė draugija onkologinės ligos draugas. Jo, tikriausiai būtų sudėtinga labai išsiuntinėti visom draugijom, nes jų yra nemažai, tai visa šita informacija bus prieinama ligoninės puslapį ir ją bet kada galima bus peržiūrėti. Ir mes labai artimai, ačiū labai Neringai, mačiau prisijungusi ir ne tik tai klausimus uždavinėjo, bet ir konsolidavo ir pakvietė visą savo bendruomenę, daugybę 40 000 žmonių, bet kažkas tai prisijungė ir nežinau, kiek čia dabar, ar matome mes prisijungus. Jo, virš 100 prisijungusių, tai aš manau, kad tai yra vertinga ir tiem, kuriem labai rūpėjo, tai yra ačiū labai Polai. Ir mes į toliau bendradarbiausime ir atsižvelgsime į jų pageidavimus, norus
ir galbūt kuo galėsime, tuo padėsime, turėdami tam tikrus tos resursus, nes mes jau buvom susitinkę su Neringa prieš savaitę, dvi ir pasakiau, kad tokią mes organizuosime, nes yra poreikis. Tai aš manau, kad jeigu tinka šita komunikacija ir su mūsų vadovais, reiškia, mes tikrai galėsime kilus klausimams ir specifiniams kažkokiems vėl suorganizuoti tokią konferenciją ir pabandyti atsakyti visus einamus klausimus, o jūs bet kada galite irgi kreiptis į Klaipėdos universiteto ligoninės tiek gerovės specialistai, kurie pacientų įvairiausius atvejus, tokius, kurie galbūt nesusipratimai ir dar kažkas, tai ne ten paskambino, ne tas paskambino, tai tarnyba kreiptis ir mes juos visus išnagrinėjame ir stengiamės kaip įmanoma greičiau duoti atsakymus. Tai ar nepabėgant, ar beveiks iš ankstinė registracija internetu, taip veiks ir tikimės pakankamai greitai persikelti visi į nacionalinę pacientų registracijos sistemą. Dabar registruojatės jūs per dvi sistemas į Klaipėdos universiteto ligoninę, tai yra ir per nacionalinę sistemą, ir per vidinę sistemą, tai tikimės kuo greičiau užtikrinti patogumą. Tai planuojame išlaikyti registraciją 3 kanalais - internetu savarankiškai, telefonu ir atvykus į registratūrą, jeigu vykote į konsultaciją. Tai čia. Laikas mūsų jau artėja į pabaigą ir jeigu dar turite kažkokių tai neatidėliotinų klausimų, tai mielai lauktumėme dar porą minučių, o jeigu ne, tai aš labai tikiuosi, kad šita konferencija vis dėlto buvo naudinga. Mes galbūt galėjome kažkaip tai informuoti jūs apie pasikeitusią tokią situaciją ir galbūt nuraminti, kad tai tikrai niekas, onkologai, nepalieka jūs be priežiūros, tikrai nei hematologai, nei radioterapeutai, nei chemoterapeutai neatsisako jūsų. Tiesiog yra šiek tiek keičiami ir būkime, kaip sakyti, visi tokie supratingi ir pabandykime šioj situacijoje išlikti ramus ir tikrai nepanikuoti. Ir jeigu matysime, kad kažkas tai vis tiek nepavyksta, tai jūs duokite mums žinoti, mes bandysime atrasti tas priežastis, kurios to neįsprendė ir bandyti spręsti, nes tik tai kartu mes galime padaryti taip, kad visiems tikrai būtų saugu, patikima ir aukščiausios kokybės paslaugos būtų suteiktos laiku ir visiems būtų prieinamos. Ir dar tikriausiai norėtųsi pridurti ir kad yra įpratę mūsų onkologiniai pacientai lankytis pas tą patį specialistą, tai kažkaip norėtųsi padrąsinti, išlipti iš tos komforto zonos ir nebijoti užsiregistruoti pas bet kurį kitą specialistą, nes turim tikrai suburtą profesionalią komandą, kur kiekvienas žino, ką daro ir mes kiekvienas savo kolegą pasitikim. Ir dar yra toks mitas, kad galbūt gydytojas supyks, kad pas kitą nueisiu kitos nuomonės, tai tų pykčių tikrai niekada nebuvo ir nebus. Ir jeigu nepapuolat pas norimą specialistą, tai drąsiai kreipkitės į bet kurį iš mūsų ir pagalbą gausite laiku ir tinkamą. Jeigu galima, aš dar pabaigai, Neringa Čekienė, norėčiau labai padėkoti visiems jums už skirtą laiką, už pasirinktą laiką per pietų pertrauką, kur tikrai manau, kad daugiau pacientų galėjo prisijungti. Manau, kad čia yra tikrai ta forma, kai mes išgirdėdami pacientų nerimą galim jums operatyviai perduoti ir labai ačiū, kad jūs operatyviai reaguojat. Tai įrašą, nuorodą įrašą išplatinsim turimais kontaktais, kad tikrai tie žmonės, kurie negalėjo tiesiogiai dalyvauti arba nori dar sykį perklausyti, išgirstų. Pabaigai dar sykį prašyčiau prieš pabaigiant uždėti tuos akcentus, ar ne? Tai ilgalaikė stebėsena, kiek laiko, po kokio momento, kas susisiekė, kada tai yra kontrolė perkeliama pas šeimos gydytoją, kaip pacientai bus informuoti ir ką jie naujo gaus. Ir tada, jeigu kitiems visiems besiklausantiems, kai turit klausimų, tikrai gydytojai
gydytojus pasiekti yra sudėtinga, jie yra labai užimti, turi kiekvieną dieną krūvą pacientų, rašykit mum, tada jau mes kontaktuosim su gydymo įstaigom ir rasim sprendimą, kaip atliepti daugelio jūsų rūpesčius ir lūkesčius. Ačiū dar kartą ir sveikatos visiems. Tai gal tada trumpai Aušra dėl, reiškia, stebėsenos, tai turbūt, galiu, kad nebesivelti. Stebėsena ilgalaikė tai yra vadinam praėjus 5 metam po specifinio gydymo užbaigimo. Jeigu jau yra praėję 5 metai, tai jūs patenkate į ilgalaikę stebėsenos tą vadinamą aprašą ir paciento tada stebėsena su rekomendacijom, išeinant po šito, reiškia, stebėjimo laiko, yra pateikiama šeimos gydymu su paskutiniu išrašu, kuris būtų e-sveikatoje arba įduodamas popieriniu, jeigu dar pacientas vis dėlto to norės. Koks dar buvo Neringos klausimas? Ar kaip ligoniai žinot, kad jie patenka į ilgalaikę stebėseną, tai baigiant gydymą, koks jis bebūtų, galėjo pacientas būti tik operuotas, galėjo gauti pilną gydymą su operacija, chemoterapija, spindulinė terapija ir taip toliau, galėjo gauti po operacijos chemiją ir spindulius ir panašiai, tų variantų gali būti labai individualių ir labai skirtingų. Kai baigiamas aktyvus gydymo periodas, mes visada akcentuojame pacientam, kad dabar jūs pereinate į ilgalaikę stebėseną. Pirmam tam ilgalaikės stebėsenos vizitui ministro įsakymas numato, kad reikalingas šeimos gydytojo siuntimas ir paskui visam numatytam stebėsenos laikotarpį 5 metam to siuntimo kartoti kas metus nebereikia. Ir pasibaigus tam 5 metų laikotarpį pacientas vėlgi informuojamas, kad mes konstatuojam faktą, kad nuo šito onkologinio susirgimo jūs esate sveikas ir toliau prašome atitinkamus tyrimus darytis šeimos gydytojo priežiūrai. Taip, o iki 5 metų matau tenais paklausimas, jeigu jam vyksta, reiškia, rekomendacijos, kurios mes ar onkologas, ar chirurgas, ar bet kuris kitas specialistas pasako, kad jums reikia atvykti po 6 mėnesių, mes turėsime vis dėlto tą tvarką, kad registruojame jau konkretų laiką, tai yra po 6 mėnesių ar po 3 mėnesių tam vizitui ir jau pacientas žinos. Šiuo metu dar turime tam tikrų trikdžių tam, negalime 6 mėnesiam, bet 3 mėnesiam stengiamės, kai kurie hematologai tai jau daro tą, bet tokia vadinama, tokia paprastai būdu, žurnalai popieriniai, bet mes norime to išvengti, tiesiog, kad tai nebūtų toks didelis Sizifo darbas ir tai būtų elektroniškai ir perspėjimo žinutės tada pacientui ateina automatiniu būdu ir visa kita. Tai kad visi būtumėme mes, reiškia, šitame procese įtraukti, bet labai atsakingi. Tai yra tiek registracija, tiek daktaras, kuris priims ir kad ta konsultacija, kuri buvo užregistruota ir jinai irgi taip pat nedingtų, nes jinai galbūt būtų reikalinga kažkam tai kitam, tai tada pacientas turėtų irgi informuoti. Tai turbūt Aš tik užbėgau čia su pareiškimu dėl siuntimo lygi to, kaip pasiumt tvarka, ar jie tas pats. Ilgalaikis stebėjimas pasikeitė, kad nereikia. Jo, 5 metus reiškia nereikia ir užtenka vieno. Tai ministro įsakymas, ačiū Dievui, tas buvo, nes tie pacientai tiek bėgdavo pas šeimos gydytoją be jokio reikalo, o jeigu jisai dabar vienas galioja tam vadinam aktyviam gydyme ir ilgalaikiame iki 5 metų stebėsenos laikotarpį, tai reiškia mes tada esame ten, kur ir turime būti. Taigi, ačiū labai už jūsų dėmesį, ačiū Neringai, ačiū visiems ir tikrai bendromis pastangomis mes sieksime pagerinti tiek jūsų paslaugų prieinamumą, tiek ir mūsų galimų kolegų įsitraukimą į šitą pakankamai sudėtingą onkologinės ligos gydymo procesą. Dėkui.